Kas įmins moters paslaptį? Ar tai išvis įmanoma? Šiandien siūlome akies krašteliu pažvelgti į nuo mūsų tolstantį tarpukario laikotarpį, kuriame moteris suvaidino labai reikšmingą vaidmenį. Koks jis? Ir kokios moteris kūrė jaunosios Respublikos istoriją? Apie tai mūsų šiandienos pasakojimas. Tarpukario Lietuvoje veikė nemažai moterų draugijų ir organizacijų, kurių bendras tikslas buvo kurti krikščioniškųjų vertybių siekiančią visuomenę. Jos veikė įvairiose srityse – socialinėje, moterų teisių, švietimo, kultūros, turėjo savo ligonines, prieglaudas, mokyklas. Moteris savo laiką, darbą ir didžiules pastangas aukojusios kilniems tikslams ypatingą dėmesį skyrė ikimokykliniam ir jaunimo auklėjimui, rūpinosi apleistomis šeimomis, mergaičių globa, rėmė kariuomenę, ruošė kasmetinius kultūros renginius, kurių pelnas buvo skiriamas labdaros veiklai plėtoti. Organizacijų ir draugijų veikloje dalyvavo gerai žinomos visuomenės veikėjos – Marija Galdikienė, Pranciška Pikčilingienė, Apolonija Sereikytė, daktarė Veronika Karvelienė, Sofija Čiurlionienė, Ona Mašiotienė, Marija Žmuicinavičienė Putvinskaitė ir daugelis kitų. Iš tikrųjų, po 18 metų Lietuvai tapus nepriklausomą valstybę įvyko labai ryškus būtent sąmonės transformacijas, sąmonės slinkščių tokie momentai, kurie sąlygojo moters išsivadavimą iš patriarchalinės visuomenės situacijos, iš tų gniaužtų tradicinės visuomenės. Ir tai, žinoma, turėjo būtent savi identifikacijos, savęs suvokimo labai svarbu aspektą. Moteris pagaliau suvokė save kaip subjektą, kaip asmenį, kaip žmogų, kuris išgyvena labai svarbius egzistencinius momentus. Tai turi ir turinį, ir formą. Jeigu turinį mes šiuo atveju galime aptarinėti iš mąstymo transformacijos perspektyvos, tai išorinis to aspektas buvo susijęs su tuo, kaip moteris modernėjančioje visuomenėje atrodo, kaip keičiasi jos įvaizdis, jos noras atrodyti save pateikti. Ir tai, žinoma, turėjo visą eilę vėlgi raiškos formų, pradedant, sakykime taip, stiliaus permainas drabužiuose, elgesio, sakykime, visuomenėje permainas, kvėpinimosi įpročių kaitą arba atsiradimą, sakykime, netgi taip, saloninės kultūros transformacijas, intelektualėjimo ir intelekto kaip vertybės postulavimas. Juk nepaslaptis, kad būtent tarpukaryje iškilios moteris rinkdavosi būreliais, aptardamos svarbius socialinius, politinius, kultūrinius įvykius, taip pat planavo savo įvairią veiklą, turėjusią ir organizacinį pavydalą. Moteris burdavosi įvairias organizacijas, galbūt labai trumpai galima būtų paminėti, manau, vieną labai svarbią pieno lašo draugiją, kurios narės burdavosi, bendraudavo, kalbėdavo apie įvairius klausimus, tame tarpe šeimos, moterų teisių, vaikų teisių, sveikatos tame tarpe. Ir visą tai, aš sakyčiau, labai rimtai formavo naują tarpukario Lietuvos socialinę tikrovę, socialinę realybę, kurioje nebeliko jo arba vis mažiau ir mažiau liko tos tradicinės visuomenės, patriarchalinės vyrų diktatą, būtent parodančios arba, sakykime, transliuojančios visuomenės bruožų darėsi vis mažiau ir mažiau. Tuo tarpu moteris vis labiau išeidavo į pirmą planą, tame tarpe ir tiesiogiai, ir netiesiogiai. Netiesiogiai, tai žinoma, ir bendraudamos politinėse kuluaruose, įvairiuose salonuose, įtakodamos galiausiai savo vyrus, kurie būdavo aktyvūs politikoje. Niekam nepaslaptis, kad ir Tūbelienė, ir kitos moteris, politikų žmonos, tikrai turėjo ganėtinai rimtą įtaką. Ir visą tai sumoje, manyčiau, buvo labai svarbių modernizacinių, modernėjimo momentų tarpukario Lietuvoje. Tas procesas vyko, sakyčiau, ganėtinai sparčiai, būtent vertinant per poreikio įvairioms, sakykime taip, išorės raiškos formoms pabrėžti stiprėjimą.
Tai bendroj sumoje įmant, sakyčiau, labai svarbu turėti omeny, kai mes kalbame apie emancipaciją ir turinio kaitą, būtent sąmonės kaitą, bet ir tai atspindinčias išorinės įvairias to formas. Tarpukariu Kaunas buvo vadinamas Mažuoju Paryžiumi. Kuogi jis nusipelnė tokio vardo? Pirmiausia ir ko gero svarbiausia tai, jog tapdamas laikinąją sostinę, jis gauna istorinį unikalų šansą tapti jaunos nepriklausomos valstybės svarbiausiųjų miestų. Jame kuriasi valstybinės institucijos, ženkliai padaugėja verslo įmonių, atsiranda naujos miestietiško gyvenimo tradicijos. Mažuoju Paryžiumi Kaunas vadintas dėl modernios to meto architektūros ir itin išlavinto miesto damų stiliaus pojūčio. Dabartinėje Laisvės alėjoje ir Senamiestyje buvo gausu siuvyklų, kurios siuvo drabužius pagal naujausius iš Paryžiaus atkeliaujančius mados vėjus. Parduotuvės parduodavo iš šio miesto atvežtus drabužius, daugiausiai vakarines sukneles. Ta liudija išlikusi reklaminė medžiaga ir skelbimai spaudoje. Vien iš jų galima suprasti, kad drabužis, savęs pateikimas per drabužį, tuometėje sostinėje buvo labai svarbus. Istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros Kaune muziejininkės rengdamos tam laikotarpiui skirtas parodas yra suskaičiavę, jog tarpukario damai pasirengti vienam aukštuomenės vakarėliui kainuodavo apie 350 litų. Tai labai nemenki pinigai, mat suma sudarė apie 2 vidutinius tarnautojo atlyginimus. Skaičiuojant šių dienų kainomis, tai viršytų 4000 litų. Vyrams pobūviai buvo pigesni. Juk sezonui įsigijęs naują fraką už 500 litų, vyras su nedidelėmis išlaidomis naujiems aksesuarams galėjo tai pasirodyti visuose sezono pobūviuose. Kita vertus, vyrams daugiau kainavo kitos sąskaitos. Jie turėjo apmokėti savo ir damos gėrimus, taksi ar labdaringos loterijos bilietus. Tarpukariu moterims skrybėlaitė ar kitas galvos apdangalas buvo privaloma aprangos dalis. Be jų aukštuomenės moteris nepasirodydavo jokiame svarbesnėme vakarėlyje ar šventėje ir net gatvėje be galvos apdangalo pasirodyti buvo nepadoru. O valdžios vyrai nesiskirdavo su specialia lazdele ir cilindru arba katilėliu. Tai buvo atributas, tarsi skiriantis miesto žmogų nuo valstiečio. Jau pagal aprangą buvo galima numatyti, kokios žmonių pajamos ir ką jie dirba. Pasak amžininkų prisiminimų, namuose pas inteligentus buvo kuklu. Namai apstatyti paprastais baldais, labai mėgti lietuvių liaudies meno motyvai. Interjere nesiekta prabangos ar kažkokio išskirtinio stiliaus, kaip tai madinga šiandien. Tačiau yra žinoma, jog nemažai po vakarų Europą keliavę diplomatai savo namų interjerus kūrė daug išradingiau. Pavyzdžiui, garsi Kauno ponia Jadviga Tubelienė buvo įsikūrusi rytų stiliaus saloną. Ji puošė brangios kiniškos vazos ir baldai, daiktai iš Japonijos. Vis tik didžioji dauguma kur kas daugiau lėšų skyrė drabužiams, deramam savęs pristatymui. Kaune gimė ir tapo labai populiari vadinamoji salonų kultūra. Tai yra artimų bendraminčių bendravimas. Įdomu tai, kad stengtasi šiuos susibūrimus paversti kuo labiau intelektualiais. Dažnai iš anksto buvo susitariama dėl vakaro temos, o tai galėjo būti menas, architektūra ar muzika. Visi dalyvausiantieji šią temą pasidomėdavo, o salono šeimininkė parengdavo netgi pranešimą tą temą. Ir tuomet susitikę prie puodelio arbatos visi dalindavosi savo žiniomis. Visuomenė buvo labai žingeidi. Tuos salonus dažnai turėdavo garsių politikų žmonos. Pavyzdžiui, Marijos Urbšienės salone rinkosi politikai ir diplomatai, rašytojos Sofijos Čiurlionienės salone susiburdavo literatai, pas Tadą Ivanauską gamtos mylėtojai, o pas prezidento žmoną Sofiją Smetonienę rinkdavosi preferanso mėgėjai. Ji mėgo šį kortų žaidimą ir sakoma, kad buvo puiki lošėja. Žinoma, šiuose saloniniuose pokalbiuose buvo neformaliai tariamasi, sprendžiama daug valstybei svarbių klausimų. Kai kada moteris savo žiniomis ir išmintimi pranokdavo ir aukštas pareigas einančius savo vyrus. Štai istoriniuose šaltiniuose užfiksuota, kad užsienio diplomatai yra minėję, kad Urbšienė tokia protinga, kad net jos vyras ministras Urbšys šalia jos turi pasitempti
nes ji neva visa galva aukštesnė. Ir vis tik prezidentienės statusas, nors labai neapibrėžtas, jog nebuvo suformuluota kažkokių aiškių reikalavimų ar kitų kriterijų tokiai personai, buvo išskirtinis. Šiaip iš ties yra įdomus dalykas, kad Lietuvos istoriografija, jeigu žiūrėsim, mes turim vieną labai ryškę prezidentienę, tai yra Sofija Smetonienė, kuri ko gero yra užgožusi kitas prezidentienės ir mes esam paklydę ir nelabai besuvokiam, kokią iš tiesų reikšmę atliko prezidento žmona. Dažnai tai yra suvedama į pernelyg didelę įtaką ir kaip atsvara šiai įtakai dažnai pristatoma Ona Stulginskienė kaip labai kukli lietuvaitė, kuri atspindėjo to meto pačias geriausias savybės, kaip priešingai Smetonienė kažkaip tai sukoncentruoja į save visą tą neigiamą informaciją. Ir čia yra išties įdomus dalykas, kad tai, kas dažnai suvedama ir pristatoma kaip neigiamybė ir būdingas Smetonienės prezidentavimo periodui, yra išties būdinga tiek Onos Stulginskienės, tiek po jos buvusios prezidentienės laikotarpiams. Vienas iš tokių dalykų tai yra, ko gero, jų labdaros veikla, įvairūs priėmimai, kuom turėtų užsiimti prezidentienė. Tai yra oficialūs renginiai, kuriuose jos nėra laisvos veikti ir priimti sprendimų, nes, pavyzdžiui, prezidentienės privalėdavo priimti ar surengti priėmimus užsienio delegacijoms savo vardu. Tai vėlgi yra tam tikras įsikišimas ir oficialiųjų įstaigų, tai šiuo atveju kokios, kaip pavyzdžiui, būtų užsienio reikalų ministerija. Kas yra įdomu, kad dažnai suvedama irgi į tai, kad prezidentienės, ypač Smetonienė, yra pozicionuojama kaip labai besinaudojanti savo padėtim ir per savo vyrą daranti Lietuvoje smarkią politiką, o kartu per ją užsienio valstybės galbūt irgi stengiasi daryti kažkokią įtaką. Ir čia yra vėlgi tikriausiai kažkiek tai ir iškreiptas dalykas, nes paskutiniu metu pradeda atsirasti jau nebe teiginiai, bet ir diskusija tarp istorikų, kurie bando paneigti tą įsigalėjusį mitą. Ir šiuo atveju bandyta irgi pažvelgti kiek plačiau, bandant suprasti prezidentienių vaidmenį, bandant palyginti su pasaulio praktika. Ir pasaulio praktika iš ties mums irgi nelabai ką gali padėti, tik tai tiek, kad vis dėlto prezidentienės įvaizdį formuoja irgi žiniasklaida. Tai kur jos pasirodo, tarpukario Lietuvoje žiniasklaida galbūt nebuvo tiek aktyvi ir prezidentienės nebuvo tiek aktyvios visuomeniškai, tarkim, bet joms vis dėlto yra suteikta teisė atstovauti prezidentą oficialiuose renginiuose, jeigu prezidentas juose nedalyvauja. Ir tai yra pasakytina tiek apie Oną Stulginskienę, tiek apie Sofiją Smetonienę ir netgi apie Justo Paleckio žmoną Genovaitę Paleckienę. Toje pačioje mūsų 20 metų istorijoje mes turim vieną periodą, tai yra pusmetį, kuomet prezidentavo Kazys Grinius, kai prezidentienės Lietuva neturėjo, tačiau iš tradicijos tebebuvo rengiami renginiai, kurios iki Griniaus prezidentavimo, tai yra Stulginskio prezidentavimo metu, rengdavo Ona Stulginskienė. Ir kad tie renginiai neužsidarė, tai irgi liudija tai, kad pats prezidentas perėmė tas funkcijas, kurias anksčiau atlikdavo prezidentienė, kurios buvo deleguotas prezidentieniai. Šiaip iš ties irgi įdomus dalykas, kad 40-aisiais, kai keičiasi prezidento institucijos pobūdis ir kai keičiasi visiška santvarka ir kai darbininkai, kaip jie patys teigia, paima valdžią, prezidento institucija ir toliau išlieka dar keletui mėnesių. Ir yra išlikęs toksai įdomus prezidento vairuotojo tarnybinis dienoraštis, kuriame jis aprašo, kur, ką ir kiek kartų yra vežęs. Ir labai įdomu, kad tame dienoraštyje jis Paleckienę įvardina prezidentienę, neminėdamas jos pavardės. Ir tik tai berods rugpjūčio mėnesį pirmą kartą jis parašo, kad vežė draugę Paleckienę. Tuo tarpu tą pačią dieną jis vežė prezidentą Paleckį, neminėdamas irgi pavardės, tiesiog draugę Paleckienę vežė ir prezidentą. Ir po kiek laiko tik tai tas prezidentas virsta į draugą pirmininką Paleckį. Tai vėlgi parodo, koks virsmas įvyksta ir tų žmonių, kurie dirbo prezidentūroje sąmonėje, kaip jie yra priėmę ir kad vis dėlto būta kažkokio ritualo, būta kažkokio protokolo ir etiketo, kuris yra būdingas prezidentienės vaidmeniui ir
kas leidžia kalbėti apie neformalią prezidentienės instituciją. Ir ta institucija irgi buvo suformuoluoti kažkokie uždaviniai, kai vieni iš jų tiek ta pati labdara, šviečiamoji veikla, priėmimai, prezidento institucijos atstovavimas irgi neformaliuose renginiuose. Vėlgi kaip vienas toks įdomus epizodas, tai Ona Stulginskienė dalyvavusi vienos parodos atidaryme ir ji dalyvavo kartu su ministru pirmininku. Tai, pavyzdžiui, spaudoje jinai pristatoma anksčiau negu ministras pirmininkas. Nors pagal rangą ministras pirmininkas tikrai yra aukščiau ir tikrai diplomatai užsienio šalių yra daug aukščiau už Oną Stulginskienę. Tai kartais mes pasiklystame to istoriografijoje, dažnai nueinam tų stereotipų vedini ir kartais vienas asmuo mūsų toje populiarioje sąmonėje užgožia kitus ir mes taip nesugebam pamatyti to bendrojo vaizdo, kuris yra būdingas pirmosios Lietuvos Respublikos prezidentienių veiklai. Istorinėje Lietuvos Respublikos prezidentūroje parengta paroda apie tarpukario moterų veiklą atskleidė, kad jos buvo labai veiklios, kupinos iniciatyvos ir geranoriškumo, artimo bei tėvynės labui. Dažnai klausiama, o kągi jos veikdavo. Aktyvios moteris rinkdavosi organizacijos narių namuose, svarstydavo, kaip spręsti socialinės problemas, moterų teisių klausimus, kaip organizuoti paramą našlaičiams, skurstantiems žmonėms. Moteris rūpinosi savišvieta bei labai aktyviai domėjosi moderniu šeimininkavimu. Tarpukario visuomeninėme gyvenime svarbu vaidmenį suvaidino ir diplomatinio korpuso moteris. Deja, nėra išlikusios daug informacijos apie tuo metu Kaune rezidavusių užsienio diplomatų antrasias puses, tačiau istorikų surengtų detalių mozaika taip pat iškalbinga. Kauno diplomatinio korpuso moteris tai iš tiesų yra turbūt labiau tik tai žmonos. Tarpukario Lietuvoje jau gale nepriklausomybės laikų iš viso veikė 22 diplomatinės atstovybės Kaune ir be abejo diplomatiniai atstovai ir karo atašė atvykdavo čia su savo žmonomis. Tačiau žmonos jiems buvo reikalingos iš tiesų ne tik tai kaip pagalbininkės namuose ir namų prižiūrėtojos, jos padėdavo vyrams atlikti savo darbą, nes diplomatinis darbas tai nėra vien tik tai oficialūs susitikimai kabinetuose, tik oficialių sutarčių pasirašymai. Kartu diplomatinis darbas yra dirbamas vakarėlių metu, arbatėlių, pusryčių, priėmimų, pietų metu, kuriuos būtent ir organizuodavo jau ne patys diplomatai, o jų žmonos. Iš tiesų visos diplomatinės atstovybės rengdavo tam tikrus priėmimus ir buvo nusistovėjusios tradicijos. Na, tarkim, pas Latvijos pasiuntinį visi rinkdavosi pusryčiams, tarkim, pas Lenkijos pasiuntinio žmona arbatėlės būdavo labiau įprastos, tiesiog buvo jau tokios visos tradicijos. Iš tiesų, moteris šitame darbe kuo daugiau priėmimų jos padarydavo, kuo gražesnių, kuo įspūdingesnių vakarų sugalvodavo, tuo labiau pritraukdavo į savo pusę ne tik tai vyriausybės kažkokius tai narius, bet ir visą plačiąją visuomenė. Ir iš tiesų, kada buvo kalbama apie diplomatus, tai šalia visą laiką buvo kalbama ir apie tai, kokie priėmimai yra rengiami diplomatų namuose. Kartais per šitus priėmimus diplomatų žmonos padėdavo, na, ir išpešti vyrams kažkokių tai slaptų žinių, slaptos informacijos, na, neva draugiškai, bičiuliškai pasikalbėdamos viena su kita, kartais išduodavo ir paslaptis. Vieną tokią konkrečią istoriją, puikiai iliustruojančią politikų, diplomatų ar visuomenės veikėjų žmonų užkulisinę veiklą tautos ir valstybės interesams pačioje Respublikos pradžioje 1919 metais prisiminė ir mūsų kalbintas Lietuvos Šaulių sąjungos muziejaus vadovas. Įdomus labai atvejis, kai Donelaičio gatvėje buvo štabas Šaulių sąjungos, štabas Vlado Putvinskio, tuometinio pirmininko bute, ir visai netoli buvo štabas pučininkų, kurie turėjo nuversti valdžią Kaune. Ir profesorius Tadas Ivanauskas, gamtininkas,
kaip tik dar kiti per savo žmonas, per savo šeimų narius sužinojo, kad visai netoli lankosi lenkiškai kalbantis asmenys įtartini ir buvo apsupti namą, surasta buvo labai daug ginkluotės ir tai buvo pirmas toksai žygis. Taigi, Lietuvos tarpukario moterys – tokios skirtingos, tokios įvairios, tokios nepaprastos. Kažkas yra pastebėjęs, jog tarpukario situacija apibūdintina kaip neužbaigta moters emancipacija. Išsilavinimas laikytas viena inteligentiškumo sąlygų, todėl susidarė savitas inteligentės tipas, veikli šeimoje, kultūrinėme bei visuomeninėme gyvenime. Įdomi detalė. Ikikarinėje Lietuvoje žinomos tik maždaug 10 moterų su moksliniais laipsniais. Pirmoji lietuvės apginta disertacija 1910 metais Berlyne, pediatrijos srityje. Bet pačioje Lietuvoje tai nutiko tik 1939. Kaip būtų pasikeitęs moters vaidmuo visuomenės gyvenime, jei ne lemtingieji įvykiai po 1940-ųjų, dabar tegalime spėlioti, bet galime prisiliesti prie mūsų tikrosios istorijos ir pažvelgti į pačius įvairiausius jos aspektus bent akies krašteliu, ką ir mes darome savo subjektyvių potyrių pasakojime.